Sveiki! Praeitose video, nuorodą palieku štai čia, dalinausi apie tai, kad kiekvienas iš prigimties esame vienos iš 4 energijų atstovais. Paprastumo dėliai vadinu juos metų laikais – pavasaris, vasara, ruduo ir žiema. Ir priklausomai nuo to, kurios energijos atstovas esame, kiekvienas turime bagažą stiprybių, talentų, išskirtinumų ir lygiai taip pat silpnybių arba tobulintinų vietų. Šitos metodikos tikslas yra identifikuoti savo energiją, suprasti savo išskirtinumus, talentus ir dėti daugiausiai fokuso būtent į šitą sritį, kad sukurti daugiausiai vertės su mažiausiai pastangų. Tuo tarpu apie savo silpnybės gerai žinoti ir sustatyti savo veiklą ar savirealizaciją taip, kad kuo mažiau tose srityse būti, nes ten reikia žymiai daugiau energijos ir motyvacijos, kad nuveikti kažką vertingo. Šiame video apibendrinsiu dar kartą visus 4 tipus, kuo jie tarpusavy skiriasi. Ir taip pat pasidalinsiu apie tai, o kaip praktiškai galime naudoti šią informaciją kasdien, bendraujant su šeima, darbe su kolegom, pardavinėdami klientams savo paslaugas. Taigi, 4 tipai pagal prigimtinę energiją. Pavasaris – tai yra žmonės inovatoriai, vizionieriai, idėjų generatoriai, jie geba matyti ilgalaikę viziją ir kryptį. Jie įprastai yra pozityvūs žmonės. Vasaros žmonės yra žmonių žmonės, jie pasikrauna nuo buvimo su žmonėm, jie turi daug kontaktų, jie mėgsta team buildingus, vakarėlius, jie yra puikūs lyderiai, jie puikiai geba suformuoti komandą ir kurti su žmonėm ryšį ilgalaikį ir lojalų. Rudens žmonės yra geriausi planuotojai, organizatoriai, jie yra arčiausiai žemės ir jiem puikiai sekasi ugdyti žmonės, būti kaučeriais, psichologais, gydytojais, nes jie geriausiai geba išjausti tavo būseną ir nuotaiką čia ir dabar. Žiemos žmonės tai yra žmonės gebantis valdyti didelį kiekį informacijos. Jiems yra įdomus procesai, sistemos, jie geba greitai pamatyti, kur ir ką galima suefektyvinti, sutrumpinti. Tai yra puikūs auditoriai, teisininkai, finansininkai, procesų ir sistemų kūrėjai. Tai yra žmonės, kurie mąsto sistemom ir struktūrom. Ir kodėl esame būtent taip sustatyti, tai tam, kad daugiausiai vertės mes sukurtume bendradarbiaudami. Ir žinoma, mes kiekvienas galime būti tikrai geri kiekvienoje iš sričių ir iš mūsų tikisi universalumo, bet esu tikra, kiekvienas esate pastebėję, kad vienus dalykus atrodo galima daryti net neįdedant pastangų, o kitus mes vis atidedam ir vis nenorim prie jų grįžti. Taigi, kaip dabar šią informaciją galime išnaudoti praktiškai kasdienai? Įsivaizduokime kambarį, 4 sienos. Jame yra 4 žmonės ir kiekvienas žiūri į savo sieną. Būtent taip veikia mums priskirtas tipas. Tai yra kaip filtras ar akiniai, per kuriuos mes matome pasaulį. Ir jeigu mes esame skirtingų tipų žmonės, įprastai pasaulį matome irgi skirtingai. Dabar, jeigu kiekvieno to žmogaus paklausėte, ką jis mato, jūs išgirsite skirtingą nuomonę. Vienas mato langą, kitas mato duris, trečias sofą, o 4 mato paveikslą. Ir greičiausiai visi pradės ginčytis, nes kiekvienam atrodo, kad tai, ką aš matau, yra tiesa. Ir atrodo juokinga situacija. Esam tam pačiam kambarį, vienas mato langą, kitas duris ir atginčijamės dėl to, kas net nėra dėl ko ginčytis. O kaip dažnai mes kiekvieną dieną esam tokioje situacijoje, kai bandom ginčytis, įrodyti savo tiesą, pakeisti kito nuomonę, kaip veikti? Mes su jumis turime privalumą, mes žinome apie šį metodą ir mes esame to kambario viduryje. Mes žinome ir suprantame, kodėl tie žmonės nesusikalba. Mes žinome, kaip mums susikalbėti su tuo žmogumi. Ir čia veikia labai paprasta schema. Pirmas žingsnis – priimti kito žmogaus nuomonę. Prieiti prie to žmogaus ir sakyti, wow, geras, koks gražus langas.
aš net nemačiau, kad šitam kambarį yra langas. Kokie gražūs ornamentai, kokia kokybiška medžiaga. Pirmiausia, mes pritariam to žmogaus nuomonį. Antras žingsnis, mes kviečiame jį prie savo sienos. Žinai, ir aš taip galvoju, kol nesužinojau štai ką. Žinai, ir man atrodė, kad tai yra vienintelis būdas, kol man vienas žmogus neparodė štai ką. Ar nori sužinoti? Ir tokiu būdu mes jį vedam prie savo sienos. Jam parodom savo nuomonę, savo tiesą, savo požiūrį. Ir dabar jūs jau dviese turite 2 sienas, kurias galite aptarti. Ir tokia sistema puikiai veikia tiek parduodant savo verslo idėją, tiek bendraujant su klientu, tiek dirbant komandoje. Ir galim paimti kokį realesnį pavyzdį, ne tik apie sienas kalbėti. Įsivaizduokim, kad turite kolegą, kuris yra pavasario žmogus. Ir jis ateina pas jūs ir sako, turiu nenormaliai gerą idėją. Štai tokį produktą sugalvosim, štai tokią inovaciją, paleisim į rinką, turėsim pardavimus. Ir jis yra kažkur ten viršuj. Jūs esate žiemos atstovas ir jums yra svarbus skaičiai, pelningumai. Vienas scenarius, kai jūs ateinat ir sakote, tikrai ne, tu nesuvaik, čia kaip visada kalbi nesąmonės. Kitas scenarius, galite sakyti štai taip, geras, kokių gerų minčių turi, kiek naujų idėjų, kaip gera, kad turiu tave partnerystę ir tu gali numatyti ateitį, viziją, strategiją. Aš norėčiau tau parodyti mūsų ataskaitas. Šiuo metu pas mus pelningumai yra kritę. Tavo idėjom įgyvendinti reikia štai tiek finansų. Galbūt mes galim sutarti, kad šį ketvirtį orientuojamės į tai, kaip padidinti pardavimus su esamais resursais. Ir jau kitą ketvirtį mes galėsim ieškoti investicijų štai šitom tavo idėjom. Toks dialogas tikėtina atneš daugiau naudos ir vertės negu pirmas. Tai štai tiek informacijos šiam video. Parašyk, prašau, komentarę, kokio tipo atstovas esi. Galbūt žinai dar tipsų, triksų, kaip susitarti su kitais žmonėmis ir kaip priimti kito nuomonę, kaip atsisėsti kito žmogaus pusėje, kad įvyktų kokybiškas dialogas. Ir pabaigai labai svarbu, atminkite, kad kiekvienam norisi dėmesio. Mes kiekvienas esame ištroškę dėmesio. Taigi pirmiausia dėmesys, išsiaiškinam, kas yra svarbu tam žmogui, o tada jau laisvas kelias mums.